Mielas moteris, šiandien aš labai jaudinuosi, vėliau pamatysite dėl ko. Mano rankose ypatinga knyga Vyras visagalis, rinktiniai raštai. Siūlau įsigyti, paskaityti, pavartyti, tikrai rasite daug įdomaus. Beje, iš karto noriu atsiprašyti kalbininkų, nes vartosime daug žargono. O dabar turiu lėkti, nes jau 5 minutės vėluoju į susitikimą su moterų klubo Motori narėmis. Labą dieną, brangiosios moterys. Labai džiaugiuosi būdamas čia tarp jūsų. O esu čia tam, kad mes išsiaiškintumėme, kokius vyriškus žodžius vyrai vartoja tarpusavyje. O aš jums nesakysiu, ką reiškia tie žodžiai, jūs turėsite paprasčiausiai atspėti ir išsiaiškinti, ką tas žodis reiškia. Ką reiškia žodis šaiba? Šaiba gali būti ir moteris. Šaiba veržlės tarpinė. Tai teisingai, tai yra poveržlė. Salnikas. Ir jie brokšinis. Kas? Čia iš mašinos rinkinė. Aš nesupratau, jūsų vyras gal kasdien naudoja tos žodžius, tai dėl to jūs taip... Dėlė, brokšlės. Ne, pas mus santėk. Pačios naudoja. Drėlė. Tik kur grėžia. Mes pačios mokam tuo naudotis prietaisu, čia tai juokinga. Kasgi paveikslus tai yra gražu. Kas paveikslus? Aišku. Kaip sako, vyras tik dėl grožio namie. Supratau. Ne, apyrankė užsegti. Tiksliai. Lomas. Laužtas. Nu kur toksai. Gerai, toliau. Karmuškė. Čia su žvejybinė. Taip. Jo. Spiralė susukta, ten prikišite šlos ir meti. Teisingai. Gerai, dabar šito tai tikrai nežinosit. Abarotai. Abarotai. Sukimai. Slerkė. Deslentuvai. Tai aišku, čia jau yra, žinau, šitą. Libiotkin. Aš tik tai šiandien pasakau. Libiotkė tai yra krovinių užkelti toks pagalys, jo ratukas rankiniame būdu užkeliamas į palėpę. Gervė. Taip, Gervė, puikiausiai. Bulgarkin. Čia jau tiksliai. Pjūklas elektrinis. Ne, nepjūklas. Ai, kur šlifuoja. Medžių šlifavimas. Nu tai ką, paskutinis. Dinamas. Tai yra ne komanda. Dinamon, tai kai vyras paskiria pasimatymą ir neteina, dinamistas. Geras. Tai ir tas prietaisas, kur sukasi ir lemputė dega nuo jo. Kažkas, kas elektrą gamina. Generatorius. Taip. Variklio generatorius. Nu, ką aš galiu pasakyti? Reikės keisti visus tos Vyras visagalis rinktinius raštus, padaryti juos gerokai sudėtingesnius, nes, kaip matot, moteris susitvarkė puikiausiai. Kągi vyrai, o jūsų laukia lygiai tokia pati užduotis. Tik atvirkščiai. Jūs turėsite pasakyti moteriškus žodžius, tiksliau išsiaiškinti, ką tie žodžiai reiškia. Kągi, sėkmės vyrai, o moteris statykite.